Visi pasitikite, geriausia renginių vedėja, greičiausia daugėlė Lietuvoje, Karolė Krukauskas. Koks pristatymas, jis da? Pats prisistačiau savais, da? Taigi, sveiki visi į dar vieną video. Vos nepasakiau neblogas video. Taigi, šiandien aptarinėsim, kaipgi pradėti downhillint, ne? Vat visų klausimas, nieks šito klausimo neuždavė, bet aš sugalvojau, kad kažkas jį uždavė. Taigi, kaip pradėti downhillint ir kaip saugiai tai daryti, nes dažniausiai girdžiu žmonės, kad mūsų labai sportas nesaugus. Jis labai saugus. Taigi, kaip pradėti užsiiminėti downhill sporto šaka arba greito nusileidimo nuo kalno. Pirmas dalykas, kaip pradėti to užsiiminėti, tai būtų nusipirkti dviratį, ne? Ir daugelis klausia, kokį dviratį pirkti. Pirksiu downhillą, va tokį, va tipo dviratį. Iškart jums pasakau, ne, jums nereikia. Nepirkit niekada pirmo dviračio downhillo. Tam daikto tiesiog nereikia. Daiktas nėra skirtas Lietuvai, jis yra skirtas kalnam. O pas mus kalnų kaip ir nelabai yra. Tai jeigu norit pradėti šį sportą sportuoti, tikrai nebūtina investuoti labai dėlių pinigų į downhill dviratį. Dviratis net gali būti ganėtinai paprastesnis. Tai net ne enduro tipo, kas klausia, kas yra enduro, tai yra mažesnė eiga tiek priekį, tiek gale ir mažiau agresyvus rėmas. Tada turime trail dviratį, jo kaip irgi nereikia kaip pirmo dviračio, tai yra taipogi su dviejais amortizatoriais, bet dar mažesnė eiga negu enduro. Ir tada prieinam prie hardtail dviračių. Tai hardtail dviratis iš viso galinio mortiko neturi. Tai yra tiesiog tiesus rėmas ir priekį turime amortizatorių. Jie varijuoja dydžiu, turime ir 100 mm eigos, turime ir 120 mm. Tai jeigu žiūrite ir norite pradėti šį sportą užsiiminėti, nusiperkat hardtailą, nes jisai bus pigiausias, bus pigiausia priežiūra. Ir eiga nėra tokia ir būtina, kaip čia daugelis įsivaizduoja. Gal ir bus sudėtingiau tikrai negu draugui su downhill važinėjančiu dviračiu, bet jūs gal iš pradžių ir kankinsitės ir gali jums labai nesisekti. Tuo tarpu jūsų draugelis su downhill dviračiu ar enduro ar trailu savo lėks, ramiai, jisai valdysis kuo puikiausiai jam. Bet žiūrint ilgaamžiškesnį perspektyvą, pavyzdžiui, pavažinėti su hardtailu pusę metų. Ne, ir sako, kad viskas, man užteko. Noriu full suspension dviračių. Jūs kai nusipirksit, tas draugelis, kuris važinėjo su fullu, greičiausiai jūs lėčiau pradės važiuoti, nes jūs kai peršoksit nuo hardtailo, jūs būsit žymiai greitesni. Faktas, jeigu jūsų draugas važinėja 10 metų, jūs netapsit per pusę metų greitesnis, žinot, taip neveikia matematika. Būkim biedni, bet teisingi, hardtailas nėra kažkoks magiškas dalykas, tiesiog jis padeda pradinukam daug visko išmokti, jis yra sudėtinga. Čia tas pats, kas matematikoje iš karto suskaičiuotų pradės skaičiuoti. Nu, neišmoksit skaičiuoti. Jūs gal ir suskaičiuosit, bet galiausiai jūs nemokėsit skaičiuoti, už jums viskas skaičiuotuvas padarė. Tai kartais reikia ir pasikankinti. Tai apie dviračius kaip ir viskas aišku. Ir turbūt nusipirkus dviratį galiu lėkti. Wrong, negali dar lėkti, dėja. Nusipirkus dviratį reikėtų jį visą persižiūrėti, tai apsilankyti servize, kaip ir dabar esame praška, realus servizas, visą laiką jums padės, pagelbės, nesvarbu koks dviratis, fullas, hardtailas, downhillas, enduro, trailo, gravelis, su viskuo jie pagelbės. Ir reikia persižiūrėti tiek stabdžius, tiek bėgius, gali visko būti, žinot, jeigu stabdžiai neveikia, nervuoja. Tai kad to nebūtų, pasitikrinat ir savo paskui lekat ramiai važinėti. Kai išlekat važinėti, pirmiausias dalykas, ką reikėtų savo dviratį vis laik pasitikrinti. Čia pats svarbiausias dalykas, tai yra padangų slėgį. Slėgis yra ganėtinai geras draugas mūsų. Neretai tenka pamatyti, kai žmonės važiuoja bėgti su tuščiom padangom. Tai kame problema yra su bėgti tuščiom padangom? Jie sako, man labai gerai kimba. Okei, nesiginčiai su tom, bet padanga, kadangi labai tuščia, jinai labai lengvai bliūkšta, jinai labai gerai kimba, nes jinai išsivalo nuo molio, kuris prilimpa. Bet jūs atvažiuojate į šolį, bando atšokti, padanga subliūkšta, meta į šoną, jūs darot vadinamą dead sailor, jūsų dviratis į šoną, ir jūsų nugaros ar ant kažkur krenta laimingai. Tai kad to nebūtų, padangas bandot daugiau prisipūsti, siūlyčiau minimaliai, kiek galima padangose laikyti 1,3, 1,4 atmosferos. Priekyje galima laikyti 0,1 daugiau netgi, siūlyčiau. Tai prasižiūrėjus padangų slėgius, taip pat yra svarbu pasižiūrėti amortizatorius, kurios taipogi turi visi dviračiai, ir hardtailai. Tai didžioji dalis rinkoje dabar amortizatorių ateina su oro kamera, į kurią galime pūsti orą. Skirtas šis įrankis, tai yra amortizatorių pompa. Tiesiog jinai labai didelį slėgį gali pripūsti. Ir su šitu daiktu galite pasižiūrėti, kiekgi oro turit.
O dabar klausimas jums kyla, kiekgi man pūsti, aš nežinau, jokios informacijos nėra, man pardavėjas parduodamas dviratį nepasakė kiek pūsti, aš nežinau kiek sveriu. Yra du variantai, jeigu nežinot kiek sveria, tai pasisvert, bet jeigu nenorit labai svertis, nenorit įsikąsti. Ant dviračio yra lipdukas, bet jeigu nežinot svorio, tai jau iš to lipduko tokia ir nauda. Tai kitas variantas yra matuot segą. Kaip matuoti segą? Segą labai yra paprasta matuoti. Pasiimat ruletę, pasimatuot, kiek jūsų amortikas turi eigos. Paimkime, ne? Tai čia, pavyzdžiui, yra 20 cm, tai 200 mm. Jums gali būti dviratį 150, ne? Pasimatuojam, reikia draugo pagalbos, ar auditorius. Ir turi amortizatoriai tokią gumytę, ne? Ir tuomet, kai norime pasižiūrėti, koks tas yra segas, užlipam ant dviračio, atsistojam į savo važiavimo poziciją, tai būtų tokia. Ir gumytę prispaudžiame prie pušingo, prie šios dalies žemiaus. Ir tada, kai atsistojam, amortikas pakyla ir guma lieka ten, kur jūsų dviratis susėda. Tai realiai turėtumėt laikyti tarp 25 ir 35% segą. Jeigu hardcore'inė esat, jau galite ir bandyti 20, bet žinokit, važiuosit su labai kietu dviračiu. O gale tarp 30 ir 35. Gale dažnai būna koilai, bet yra taip pat gumytė, kuri automus apsaugo jūsų, tai su ja galima irgi tikrai ganėtinai paprastai pasimatuot. Tai tikrai siūlyčiau vis laik šitus dalykus susižiūrėti dėl to, kad per minkštę amortikai neleidžia jums tvarkingai važiuoti. Gal ir minkštę amortikai jums jausis, kad važiuot su Mersos klasės, nu kalnu šitai palekėt. Nieko daryti nereikia, jis tiesiog važiuoja, patogu, rankų nema. Bet žinokit, tai net nėra tam sukurti šitie dalykai, yra sukurti, kad dviratis standžiai stovėtų ir nusileidus galėtų smūgius sukelti, nes jeigu pasiūmis S klasę, Merso, tai dažniausiai jeigu šokti toli, kals viskas iki dugno. Tai kad to nebūtų, susižiūrit segus, o kas nenorit segų ar neturit gumytės ar tingit segų žiūrėt, tai vis laik yra ant mūsų priekinio amortiko lipdukas, pagal kurį galite puikiai susireguliuoti amortiką. Netgi būna pas Foxus netgi rebound ir kompresijos surašytos, kokios turi būti prie svorio. Ne, gal kompresijos nėra, gal rebound tik tai surašyti, koks turėtų būti reboundas paprastam vartotojui. Tikrai yra patogu ir vertėtų pasižiūrėti, jeigu net nežinot, ką jūsų amortikas darot, galite manualą atsidaryti. Tai tikrai yra pravartu žinoti, kągi šitie dalykai gali padaryti ir kuom jie gali jums pasitarnauti. Dviratis kaip ir pasiruoštas, pasitikrinom jį, susižiūrėjom slėgius ir galim lėkti. Nė velnio dar, dėja. Nėra taip paprasta. Turim apsisaugoti. Kokios geriausios apsaugos? Turime patį pigiausią variantą. Čia yra Eko budget, kaip veidą savo susigadinti. Aš šitą šalmą mėgstu sakyti, kad jo jis saugus, bet ne. Jeigu negaila veido ar dantų, tai you're welcome. Naudoti šitą daiktą. Atvirai pasakysiu, aš jų nenaudoju šitų šalmų, nebent važiuoju su dviračiu po kilometrų pasuk. Tada faktas, kad galiu užsidėti, bet lekiant miškais nuo kalno ir per šuolius, man kažkaip nekelia pasitikėjimų šitas daiktas. Bet jeigu tikrai pradedat važinėti ir tikrai dar nelekėt, neskraidot per šuolius, o tik tais bandot posūkius išmokti ir panašiai, tai tikrai yra labai geras variantas. Šitie šalmai ganėtinai yra pigus. Man rodos, už 60-50 eurų galima tikrai ganėtinai neblogą nusipirkti šalmą, bliuduką. Ir pradėti važinėti savo smagiai. O paskiau turime jau didelių bernų šalmus, tai čia tie, kur žudosi. Tai čia turiu 6D savo šalmą. Atrodo kaip motokroso šalmas. Pažiūrėkit, kokius dydžio. Paligau, pažiūrėkit. Belegai didelis. Šitas šalmas yra karboninis, belegai brangus. Pasakysiu kiek, tai yra virš 400 eurų šitas šalmus kainuoja. Jis yra karboninis, yra su ODC sistema, tai kuomet šitas šalmas yra du šalmai viename realiai, yra vidinis kiautas ir išorinis ir jie sukinėjasi. Tai yra alternatyvos tos technologijos, tai yra MIPSai, paskui šuoliai turi savo, čia irgi tokias, kur geria smūgius ir panašiai. Yra daug tikrai skirtingų šalmų su labai saugiom technologijom, bet reikia suvokti, kad jeigu bus MIPSas ar šalmas bus karboninis, jo kaina bus žymiai didesnė. Tai jeigu nenorite ten išleisti 400-300 eurų, galite tikrai nusipirkti ir 100 eurų šalmų full face. Tikrai bus geriau negu su bliudeliu kristi ant veido. Šitą vietą vis tiek galų gale apsaugos. Tiesiog reikia turėti omeny, kad kuo brangesnis šalmas, kuo stipriau trenks, tuo mažesnės gali būti pasekmės. Tikrai esu matęs nemažai traumų, kuomet trenkia į medį stipriai, žmogus patiria lūžių, šalmas į skutulus išeina, bet atsikėlęs kitą rytą net galvos nei skausmelio net atrodo, bet nekrito. Ir tuomet turime vėjas apsaugas. Juosmens,
naudojamas. Klubo apsaugos šiaip nėra populiarios, gal dėl to, kad pas mus akmenų nėra ir pas mumis minkštos ganėtinai trasos. Aš jas asmeniškai vis laik naudoju, šitom apsaugom gal 4 metai jau ir jos dar vis tiek laikosi. Tai tiesiog šonai iš plastiko, tai čia net kol neišplyšo pedas, tiesiog iš medžiagos tol ir važiuosiu. Tai va, klubo apsaugos ganėtinai primityvu, krentant ant šono ir apsaugo. Tikrai daug yra apsaugoja, turbūt nubrozdinimų ir panašiai. Ir tuomet sakyčiau, pačios svarbiausios apsaugos po šalmo, tai yra kelio apsaugos. Matau žmonės važinėjančius tiesiog su šalmu ir su kelio apsaugom. Aš lygiai toks pats esu, šiaip be kelio apsaugų net važinėti negaliu. Prasme, tiek daugia, kad jos turi būti. Yra Poco ganėtinai mažos apsaugėlės, naudoju pats dabar dar didesnes apsaugas. Jos plastikinės yra, bet kasdieniam važinėjimui Lietuvoje šitų yra per akis. Ne tik Poco ir Lyto, yra ir Foxo, ir tikrai daug yra gamintų ir ganėtinai tikrai patogios apsaugos. Kodėl kelio apsaugos turbūt visi renka? Todėl, kad turime meniską reikia saugos. Dažnai žmonės turi su keliais problemų, tai jeigu dar nesaugosi meniską, tai čia nežinau, jeigu mes čia važiuosim. Tai meniską reikia saugoti, tada reikia kelio apsaugų. Tai va, čia sakyčiau eina po šalmo šitos apsaugos, kurias vertėtų nusipirkti. Įsivaizduojat, važiuoju 9 metus, šiemet atradau, yra alkūnių apsaugos, įsivaizduojat? Kaip tai žinau, tiesiog labai nepatogios turėjau prieš tai. Tai alkūnių apsaugos tikrai, jeigu lekiate kalnas, vertėtų pasižiūrėti ir nusipirkti. Tikrai vienas bet su alkūnių apsaugom. Jis yra žiauriai sunku išsirinkti. Dėl to, kad kelio apsaugos dažniausiai jos gal tinka. Alkūnių apsaugas tu gali užsidėti, bet tu pradedi važiuoti ir labai dažnai daug apsaugų pradeda slinkti. Tikrai jeigu norite pirkti alkūnių apsaugas, labai turi pasimatot, labai pasižiūrėti, kas siūlo, nes pasirinkimas labai didelis ir labai daug yra prastų alkūnių apsaugų. Ir ypač kudarankiam kaip man, labai sudėtingos jomis. Ir tada turime pilvo apsaugą. Įdomus faktas tai, kad nuvažiavau į Jonavą, chebra su šitais važinėja, bet šalmų neturi. Kodėl? Kaip galima čestą turėti, bet šalmo neturėti? Bet žodžiu, turime pilvo apsaugą. Atrodo, taip, realiai man duotų kardą kairyteris. Turime pilvo apsaugą, kaip matot, šita yra plastikinė. Čia yra motocrosso rodos apsauga, nėra šiaip dviratinė. Čia yra Lyto, manos Lyto vienas tokios saugesnių apsaugų. Yra ir 3D medžiagos, yra manos ir minkštų netgi apsaugų. Taip pat dažnai matome pradedančiuosius kažkodėl, kad jie mėgsta tas apsaugas pirkti. Tai ši čia būna ir va ši čia dar tokia kaip striukė apsauga. Kas greičiau važinėja, tai manau, patys žino, dėl ko nenaudojamės jų, dėl to, kad jos tiesiog labai stipriai varžo. Bet kas pradedat važinėti ir nori būti saugus ir jūs įdedat jas ir nesijaučiat varžomi, važiuokit ir pirkit tas apsaugas, tikrai nepasigailėsit. Bet kuomet apsauga pradeda jūs varžyti, tada jau turite jau apsaugą keisti. Nes pilvo apsauga, tiek kelių, tiek alkūnių apsaugos labai yra aktualu, kad jos netrukdytų jums važiuoti. Jeigu jūs nusipirkot šalmą, pavyzdžiui, nusipirkot kelio apsaugas ir pilvo ir jūs važiuojat ir jūs jaučiat, kad labai jūs varžo, labai yra nemalonu, tai žinokit, kad yra bloga apsauga, nes apsaugų technologija yra labai stipriai pasistumėjus. Ir pavyzdžiui, aš kai užsidedu šitą pilvo apsaugą, aš net nejaučiu, kad nėra manęs uždėta. Aš tik kai nusirenginėjau prisimenu, mane reikia dar nusiimti. Tai rekomenduoju dėvėti pilvo apsaugą, nes žinau, kas yra šonkaulį net susilaužęs trenkdamas į vairą be apsaugos. Tai motokrosistai taip pat dažniausiai šitas apsaugas naudoja tik dėl vairo. Tai pas mus irgi galima naudoti dėl vairų labiau, bet aišku ir dėl akmenų ir medžių. Tai va, čia tokios esminės apsaugos, faktas yra pirštinės, bet pirštinės čia yra jūsų pasirinkimas, nes kiti be pirštinių laksto, kiti su pirštinėm, aš tik su pirštinėm važinėjau. Tai va, bus tiek informacijos, manau, apie šios dalykus ir kai dabar pasiruošę, galime važinėti. Kurgi geriau važinėti, negu pas mane treniruotėje. Taigi, pasiruošėm. Užsidėjom apsaugas, esam saugus, esam pasiruošę. Norim lėkt, norim leistis tas 5 sekundės nuo kalno, ar kiek ten pas mumis galima pasileisti. Ir tuomet jau galim lėkti treniruotis. Galit lėkti su draugais treniruotis. Vis laik šį patarčiau važiuoti. Pirmiausiai su draugais treniruotis. Vienam ganėtinai pavojinga, tai važiuokit geriau su draugu, su kolega. O mes lekiam į Vytauto parko treniruotę. Treniruotėje yra labai svarbu mokintis posūkius, kaip jos taisyklingai imti, kaip turi būti taisyklingai laikomos kojos, kas dažnai yra labai pas žmonės maišoma, kuri koja turi būti pakelta, kuri nuleista. Mokinamės, kaip važiuoti per nelygumus, per šuoliukus visokiausius, kada pradedam stabdyti, kada paleidžiam stabdžius. Dažnos klaidos būna, kad žmonės ir su 2 pirštais stabdo, pirštus laiko.
Čia nėra geras variantas, žinokit, jūs tų stabdžių nelabai valdot, jie tiesiog kaip on-off switches veikia, kaip jūsų yra kištukas rozetės, arba veikia, arba neveikia. Tai yra paprasti basicai, kurie galima vis laik tobulinti, gerinti ir taip galime važiuoti saugiau, greičiau ir daugiau turėti džiaugsmo. Nes kuo greičiau leidžiate su dviračiu nuo kalno, to yra, žinokit, smagiau. Tai va, o kad būtų saugiam, reikia žinoti, ką reikia daryti. Tai va. Taigi, paraidinat, nėjat ir jūsų pilvukas urzgia. Ir ką mes darom? Papildai. Gerai, kavai. Iškart nebėga prie papildų. Žinot, kaip ten sako, papildus vartojant turi būti subalansuota ir sveika mityba. Ar kažkas ten tokio, ne? Nebėgat gert papildų iš karto, o einat pavalgyti. Tai visiems jauniem žmonėm pavalgykit. Galit ir cukrų. Svarbiausiai pavalgykit. Žinokit, nesu ekspertas maisto, bet galiu pasakyti, kad jeigu valgot, tai jau yra visai neblogai, nes jeigu nevalgot, tai yra blogai, žinokit. Tai vis laik stenkitės pavalgyti, gal paraidinus nebėkit iš karto valgyti burgerį ir picų, žinokit, šeimininio, gal geriau kažką biškit, žinot, lengviau ir tuomet įsivažiuot. Apie mitybą tiek ir, manau, bus šiame video tiek. Ir taip jau nemažai informacijos pasakėm, tikrai daug jos yra. Tai tikiuosi, kad jums šitas gidas padės suprasti, o kur reikia pradėti, kad užsiiminėti šiuo sportu. Tikrai investicijos neturi būti kosminės, kaip čia daugelis įsivaizduoja. Galima pradėti labai primityviai ir paprastai. Svarbu tai daryti saugiai ir linksmai. Tai jeigu jums patiks tokio tipo turinys, galime ir daugiau padaryti jo su treniruotėmis, kaip susireguliuoti tikslingai amortizatorių. Kągi netgi galiu papasakoti gal kitame video, kągi daro tie visi mūsų kompresijos ir bound nustatymai. Yra pilna YouTube video, tačiau yra angliškai ir ganėtinai yra sunku suvokti, dėl to, kad jie pasakyti techniškai. Aš išmokau ganėtinai primityviai, liaudiškai, tai manau, gal būtų visai įdomu jums ir taip išgirsti. Tai va, lauksiu visų atvykstant ant kalno raidint, nuokit smagu ant to kalno, gal kalnų ir daug neturim, tiksliau nuokalnių. Tikrai yra smagu, daug adrenalino, tai tikiuosi daugiau ir daugiau susilaukti ant jo. Būkite saugus ir gerai leiskite laiką. Ir iki kitų kartų. Arelu ar.